Sveiki. Aš toliau tęsiu savo paskaitimus. Šį kartą skyrius kūno virpesių dažnio kilimo svarba. Sąmonė ir šviesaus kūną sudaro labai aukštos vibracijos. Jos susilieja su aš esu, kas esu, sąmonė ir šviesa. Kad galėtų įeiti žmogaus kūną, siela įsileidžia į savo lauką vis žemesnės vibracijas ir taip įsitvirtina fiziniame kūne. Fizinis kūnas taip pat energija, tik virpesių dažnis yra atitinkamai žemas. Kiekvienas žmogaus kūnas, fizinis, astralinis, mentalinis, eterinis, yra iš skirtingo dažnio vibracijų. Kiekvieno iš šių kūno energijos bangos persipina ir veikia kitus kūnus. Kai mintys blogos, mentalinis kūnas spinduliuoja žemo dažnio virpesius ir taip pažeidžia jausmų kūną ir fizinį kūną. Taip nuolat vyksta sąveika tarp visų kūnų. Keisdami mintį galite spinduliuoti aukštesnio dažnio vibracijas ir išlaisvinti suvaržytus kitus savo kūnus. Skleidžiami džiaugsmą arba meilę ir vėl darote poveikį visiems savo kūnams. Pokyčiai vyksta visose kūnuose, bet jūs aiškiausiai tai pajaučiate tik fizinėme kūne. Jei jūsų mintis ir jausmai nuolat įtempti, nuo to susidaro blokai, kurie užspaudžia fizinio kūno energijas ir iš to kyla ligos. Turite suvokti, kad savo sveikatai labiausiai kenkiate patys, nesugebėdami suvaldyti savo minčių ir jausmų. Nuolat pabrėžiu, kad reikia kelti savo vibracijų lygį, nes tik taip galite kurti savo sėkmingą ateitį. Keldami vibracijas ne tik apsaugote savo fizinį kūną nuo ligų, bet ir spinduliuojate energiją, kuri subalansuoja gyvenimo įvykius. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir veiksmas skleidžia tam tikro dažnio vibraciją. Ta vibracija pasklinda į aplinką ir ją veikia. Visos situacijos jūsų gyvenime tai veidrodis, atspindys to, ką jaučiate, išgyvenate, ko siekiate, ką žinote. Nėra nieko atsitiktinio. Ką spinduliuojate iš vidaus, tas yra ir jūsų išorėje. Ne aplinka ir aplinkiniai žmonės kalti, kad jums nesiseka. Jūs patys kalti, kad spinduliuojate tai į aplinką. Galite spinduliuoti ir tai, ko nesuvokėte, ko nežinote, bet ką atsinešate į gyvenimą kaip karmą. Praėjusių gyvenimų įvykiai yra įrašyti jūsų karminėje knygoje. Kai gimstate, atsinešate tam tikras vibracijas, kurias reikės pakeisti, tai yra atidirbti karmą. Tos vibracijos tam tikrų gyvenimo momentu atsiveria, išsisklaido erdvėje ir aktyvuoja situaciją, kuri leidžia išsivaduoti iš karmos. Neigiama energija keičiama į teigiamą per tam tikrus gyvenimiškus įvykius ar požiūrį į tuos įvykius. Todėl sakoma, nuo likimo nepabėgsi. Neįmanoma išvengti karmos, bet yra įvairių būdų iš jos išsilaisvinti. Jeigu žmogus mąsto pažangiai, kelia savo vibracijas, savo gyvenseną ir savo aukštesnėmis vibracijomis, jis gali išdeginti neigiamą karmą ir tam tikri numatyti įvykiai nebeįvyks. Karma sudega aukštose žmogaus eterinio lauko vibracijose. Žmogus tokias vibracijas gali savo susižadinti melsdamas, medituodamas arba tiesiog kasdien spinduliuodamas meilę ir gerumą. Vibracijų kėlimas ne tik saugo sveikatą, pasuka gyvenimo įvykius teigiamą linkme, bet ir padeda išdeginti neigiamą karminę informaciją. Taip palengvina gyvenimą, apsaugo nuo tam tikrų nelaimių, problemų. Kylant vibracijų lygiui, aplink žmogų susidaro aukštų virpesių dažnio laukas. Jo sąmoningumas pradeda vibruoti platesniu diapazonu. Žmogus aiškiau suvokia gyvenimą, išsivaduoja iš nereikalingų įpročių prisirišimų.
Jis ramiau reaguoja į įvykius, sugeba susivaldyti, jam lengviau sekasi jausti dievišką energiją savyje, lengviau susilieti su Dievu ir pajausti harmoniją, vidinę ramybę. Šioje ramybėje įmanoma pastebėti savo gyvenimo klaidas, suvokti savo gyvenimo esmę. Atkrenta daug nereikalingų rūpesčių, daug įtampos, nes žmogus kitaip vertina savo gyvenimo situacijas, keičia savo charakterį, nustoja pykti, nekęsti ir taip toliau, pajunta, kaip lengva ir gera gyventi, kai jo nespaudžia blogų jausmų ir minčių energija. Žmogus pasijaučia laisvas, gyvenimas tampa paprastas ir lengvas, malonu jį gyventi. Kylant vibracijų lygiui, žmogus suvokia naują gyvenimo esmę, keičiasi jo vertybės, charakteris. Su juo gyventi darosi lengva, paprasta ir malonu. Jį pradeda mėgti žmonės, atsiranda tikrų draugų, gerėja tarpusavio santykiai šeimoje, darbo kolektyve, visuomeninėje veikloje. O svarbiausia, kad kylant vibracijoms sąmonė atsiveria didžiai išminčiai ir per meilės čakrą pradeda tekėti dieviškoji energija. Žmogus suvokia ne tik žemiškąjį gyvenimą, bet patiria naujus pojūčius, susiliedamas su aukštesnėje sąmonė. Jis pajunta tokią meilę, kokią kasdienėme gyvenime labai sunku rasti ir pačiam susikurti. Jis apčiuopia daug gilesnius jausmus, didesnį švelnumą, gerumą, apsaugą ir pradeda jausti dvasios mokytojų buvimą šalia savęs. Žmogaus gyvenimas įgauna kitokį pobūdį. Žmogus suvokia, kad dieviškoji meilė, tekanti per jo kūną, skleidžia džiaugsmą, meilę, pasitikėjimą savimi ir Dievu. Žmogus naujai vertina gyvenimo situacijas, viską suvokia kaip pamokas, kaip karminės užduoties įgyvendinimą. Jis atsisako asmeniškumo, nebeskaudina kitų žmonių nei žodžiais, nei poelgiais. Priima žmonės tokius, kokie yra ir atiduoda jiems tai, ką apčiuopė, ką suvokė savyje. Atiduoda savo dieviškąją meilę, šviesą ir šilumą. Ne visi žmonės pajėgus pakelti savo vibracijas iki tokio lygio, todėl tokia meilė ir tokia aukšta energija jiems kaip vaistas, kaip gaivus oras gūsis. Toks žmogus suvokia, kad gyvena ne vien dėl savęs, o gyvena dėl Dievo, nes Dievas yra kiekviename. Toks žmogus gyvena dėl to, kad jo artimui būtų lengviau, paprasčiau, geriau ir saugiau. Atsiveriant aukštoms vibracijoms atgimsta gebėjimai, talentai, kurie buvo užblokuoti. Žmogus pradeda veikti, kurti tai, kas jį džiugina, nuo ko jaučia pilnatvę ir gyvenimo prasmę. Jo nekamuoja liūdnos mintis, pyktis, neapykanta. Jis džiaugiasi kiekviena dienos akimirka, nes suvokia, kaip gera gyventi. Jam atsiveria didžioji išmintis. Jis išmoksta susivaldyti, teisingai formuluoti mintis, apgaubti savo mintį jėgos energiją. Žmogus sąmoningai kuria savo gyvenimą ir sąmoningai įsilieja į patį gyvenimą. Kiekvieno žmogaus vystymosi pakopos priklauso nuo to, kaip jam sekasi kelti savo vibracijas. Žinios yra tik teorija, tik gairės, ko siekti ir kaip tai daryti. O daryti reikia pačiam. Niekas nepakels jūsų vibracijų, tik jūs patys. Galite savo padėti bendraudami su šviesiais žmonėmis, klausydamiesi geros muzikos, daugiau laiko praleisdami gamtoje. Bet tai tik pagalba, tikrasis procesas vyksta viduje. Kelti savo vibracijas, tai sugebėti suvaldyti savo blogas mintis ir jausmus, suvaldyti savo charakterį, sugebėti atsisakyti tam tikrų įpročių ir prisirišimų. Ir didžiulis noras tai daryti. Ne visada žmogus nori keisti savo charakterį ir savo įpročius. Sunku suvaldyti savąjį ego, kai šis pilnas troškimų ir jaučia malonumą jausdamasis svarbus,
išgyvendamas savo galę, valdžią, įtaką žmonėms. Visa to atsisakyti tikrai nėra lengva, tuo labiau, kad būdami žemesnių vibracijų aplinkoje, net nesuvokėte, jog tą atlikti reikia. Kam atsisakyti to, kas dabar džiugina? Kam atsisakyti to, ką žmonės kūrė, kad galėtų pastoviai ir gerai gyventi? Žmogus pripažįsta, kad Dievas egzistuoja kažkur aukštai ir rodo jam pagarbą per pamaldas. Bet nenori suvokti, kad Dievas gyvena viduje, kad kiekvienas esame Dievo dalis. Nuostabu. Į nuostabią dieną su Dievo palaima.